Labą bičiuliai, senai nematėme su jumis. Kiek čia jau po praeito vlogo praėjo? Apie 2 savaitės turbūt. Iš tikrųjų, niekur nebuvau net ir išvažiavęs per visą tą laiką. Darbai ir darbai. Šiandien su kitu mikrofonu, nes praeitam atėjo galas. Nors buvo iš tikrųjų brangus, palyginus su kitais 30 eurų kainavo. O šitas, kuris dabar, tai kainuoja vos 1 eurą. Iš AliExpreso, žodžiu, jis pas draugelį vienodas, bet pas jį šalmas geresnis. Tai pas jį kaip ir viskas, o pas mane šalmas neturi tokios garso izoliacijos. Tai pasižiūrėsim, kaip bus pas mus. Tai jau sužinosiu, kai grįšiu namo. Tai tikiuosi bus geras garsas. Tai kas naujo įvyko per visą tą laiką, per 2 savaitės? Tai iš tikrųjų parduodu savo mocą, jau pardavimuose. Tai įmesiu linką, jeigu kažkam įdomu, užsukit, pažiūrėkit. Jeigu kam aktualu, pasidalinkit. Kodėl parduodu? Visų pirma, nėra man jo kur laikyti žiemą. Kitas dalykas, kad vis tiek tikriausiai kitam sezonui norėčiau stipresnio moco. Jeigu norėčiau, tai tikriausiai jau pirkčiau litrą. Tai va, tokia priežastis paprasta. Tai tikiuosi pavyks parduoti iki sezono galo, nes kitaip, na ką, steks, kad jis stovėtų visą žiemą iki pavasario. Tai va, kad greičiau apsispręsti, kokio aš moco noriu kitam sezonui, tai noriu pasiimti Test Drive'ui MT10. Jau turbūt pasakojau, bet jo, dar kažkaip iš tikrųjų nerandu laiko tam. Reikia kažkaip su draugeliu suderint ir ištestuoti. Tai va, turiu dabar kelionę į Kiprą po savaitės jau turbūt, greitai. Tai pamėginsiu spėti iki išvykimo nufilmuoti va Test Drive'ą trumpą MT10 ir ramiai sau varysiu į Kiprą. Tai va, į Kiprą irgi planuoju pakeliauti su mocu, bet turiu problemą, kad negaliu tiesiog rasti nuomos punkto, kuris duotų mocą ir leistų važiuoti į kitą Kipro pusę. Ten yra Kipro ir Turkijos pusė. Tai va, aš noriu dar pakeliauti ir po Turkijos pusę. O kodėl noriu? Kadangi ten buvau, gyvenau mėnesį, labai patiko. Visų antrą turiu ten draugelį, tai gerai būtų aplankyti. Pažadėjo man gerą kaljaną, jeigu atvarysiu. Tai va, jeigu kažkas galbūt buvęs Kipre ir nuomavo mocą ir žino, kad leidžia važiuoti į kitą Kipro pusę, tai let me know komentaruose žemiau. Būsiu labai dėkingas, nes kol kas neradau, parašiau e-mailą, bet kol kas dar negavau atsakymo. Iš vieno gavau, kad neleidžia, iš kito dar negavau. Oho, kamštukas, oho. Tai va, žodžiu, dėl Kipro, jeigu irgi įdomu, tai manau susuksiu neblogą vlogelį iš ten, nes bet kokiu atveju tikriausiai imsiu mocą. Jeigu ir nerasiu, kurie leis važiuoti į kitą Kipro pusę. Dėl moco, tai bandau dabar prisiminti, iš ko renkuosi. Tai yra tokie enduro ir yra toks čioperis. Tai blemba, gal man būtų įdomu išbandyti tą čioperį. Dabar modelis, toj bandau prisiminti Kawasaki Vulcan 6PM liktais, jo. Tai visai neblogai atrodo. Sėdėsime iš vis kitokia negu pas mane, aišku, nu bet nežinau, gal ir patogu būtų. Žodžiu, reikia išbandyti, manau. Tai va, hibridai, va, moca stovi parkinge su pilnu baku. Ir beveik nevažinėja paskutiniu metu. Nerandu aš visiškai laiko pasivažinėjimams, bet tikiuosi dar šiais metais spėsiu šiek tiek pakeliauti, nes Zakopanei labai patiko. Trypas iš tikrųjų, net ir vienam. Jeigu ten kažkas bando galvoti, blemba, vienam liūdna ir panašiai, ne, visiškai nepasakyčiau, kad liūdna ir smagu ir nėra iš tikrųjų kada liūdėti. Na ir pakeliui dar sutinki visokių žmonių, pabendrauji, tai ne, buvo iš tikrųjų kada liūdėti. Tai va, norėčiau dar šiais metais spėti, va, po Kipro, kai grįšiu, čia bus jau rugsėjo vidurys, tai jeigu bus gerų orų, tai norėčiau, va, padaryti irgi tokį tripą, irgi netrumpą, tai va,
Lietuva, Latvija, ten turbūt vieną dieną pabūti, nes Latvijoje jau buvęs, kaip ir nieko naujo aš ten nepamatysiu, tiesiog užsukti į Latviją, aplankyti vieną pažįstamą, su kuriuo susipažinome, Biker Nights šiais metais, toks Latvis, kem metų turbūt, gerulis toks vyrukas, kem metų, bet pagal bendravimą kaip 30, nesijaučia skirtumo. Kitas dalykas, Latvijoje dar yra toks vlogeris, nežinau, žinot, nežinot, pilotas vadinasi. Tai va, būtų smagu irgi su juo susitikti ir palakstyti kartu po Rygą. Tegul parodo gražias vietas ar panašiai. Jo, ir toliau tada varyt į Estiją, į Taliną. Taline išvis nebuvęs, tai norėčiau aplankyti. Tai va, Taline vieną dieną pabūti. Ką žinau, gal atvažiuoti kokią 12 dienos ir kitą dieną 12 dienos išvaryt. O kur išvaryt? Tai tikriausiai varyčiau su draugeliu, mano pasirašytų jis. Bet aš dar norėčiau į Minską užsukti. Aišku, čia ne pakeliui, čia visiškai atgal iki Vilniaus ir dar toliau atgal. Tai realiai gausis toks visas tripas, blemba, bijau sumeluoti, bet man atrodo nuo Estijos iki Minsko apie štuką kilo, gal 900. Na tai realiai irgi va 2000, galbūt net ir su viršum gaunasi. Tai va tokį tripą dar šiais metais norėčiau padaryti. Nežinau, ar gausis, priklauso nuo orų ir panašiai, bet būtų labai nice. Labai senai jau buvęs Vingio parke iš tikrųjų, turbūt. Nežinau, gal šiais metais vieną kartą ir buvęs, bet net neatsimenu iš tikrųjų. Vat praeitais metais daug kartų buvęs. Su riedučiais važinėjau ten atgal nuo Balto tilto iki čia ir atgal, tai smagu. O šiais metais su riedučiais kažkaip dar neteko važinėti. Op, 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 apsisukam, opa, netilpau šiek tiek. Tai va, hibridė tokie reikaliukai, tokios naujienos. Galit komentaruose parašyti, kur spėjot jūs nukeliauti šiais metais. Gal nebūtinai su mocu, galbūt su mašinom kažkur toliau esat nuvažiavę. Tai va, pasidalinkit komentaruose. Galbūt kažkokių rekomendacijų turit man dėl kelionės, pavyzdžiui, Ryga, Estija, Minskas. Galbūt kažką turėčiau aplankyti ir nepraleisti būtinai. Tai irgi galit parašyti. Tiesą sakant, analogišką video filmavau vakar po darbo. Baigiau darbus apie 7-8 turbūt, jo, apie 8 išvažiavau iki degalinės ir atgal, galvoju, ai susuksiu vlogelį greitai, ten atgal pakeliui. Tai ką jūs galvojat, pasiėmiau kamerą, viskas, atvarau montuot, nes norėjau įkelt, kad jau šiandien būtų. Atvarau, o pas mane mikrofone ten yra baterija, kuri po mėnesio maždaug išsikrauna. Na tai garsas buvo toks silpnas, nu tai žodžiu. Visas turinys šiukšliadėžėn, tai galvoju pakeisiu bateriją, pakeičiau bateriją šiandien, žiūriu, visiškai neveikia, nežinau, ar ten kažkas sudegė, ar jau jam laikas atėjo, tai viskas, mikrofonas tas jau nebeveikia. Tai jeigu šitas bus blogas, turėsiu problemų, nes kitų mikrofonų neturiu. Šitų tai turiu daug, turbūt 5. Bet įdomu, kaip kokybė garso. O čia klausimas kaip kokybė. Nu ką, bandom. O, suka Toyota, varom. Blemba, nežinau, pučia jums ten, nepučia. Galbūt jau taip stipriai nepučia, kaip su senu mikrofonu. Čia va per paskutinės 2 savaitės, va, kol nesimatėm, kažkaip važinėjau ten iki parduotuvės, iki degalinės kartais. Ir orai buvo labai geri dabar, paskutinės 2 savaitės karšta. Tai ką jūs galvojat? Pradėjau kažkaip, pirmą kartą be striukės nuvažiavau iki parduotuvės, kitą, trečią kartą. Na ir viskas, jau nebaisu, nes labai bijau iš tikrųjų važinėti be striukės. Tai dabar jau pripratau, nebaisu. Ir žiaurus kaifas iš tikrųjų, hebra. Vėjelis pučia, šilta, ledas, neprakaituoja. Nes jeigu tu ir striukę turi ir atsisegęs šiek tiek, visiškai nepadeda, vis tiek šlapias važinėjai.
Tai va, hebrytė, nepykit, kad aš tai važinėju. Aš, kaip matot, važinėju ramiai, kaifuoju, nelakstau. Na kartais ten biškį paspaudžia, bet čia nesiskaito. Nu ką, dar pro centriuką prasuksim, pažiūrėsim, kad ten, nes šiandien penktadienis, kelintą jau valandą, beveik 7. Šiandien beje irgi labai šilta. Tuoj pažiūrėsim, kiek laipsnių mes šiandien turim. Buvo 30, 27 dar. Nu tai įsivaizduojat, 7 vakar, 27 ir su striukė važinėt. Tai va, penktadienį šiandien ilgai nevažinėsiu. Šiaip išvažiavau prasilėk šiek tiek, prasivėdint, prisimint, kaip važinėt. Nes iš tikrųjų, nu sakau, paskutinį kartą va, degalinė, parduotuvė, 100 metrų ar ten 200 į vieną pusę ir atgal viskas. Stovėjo Mocas garaže. O temperatūra pakilo, 101, iš karto ventiliatorius įsijungia. Na ir chebra, būtinai parašykit, koks garsas, geresnis ar blogesnis, negu buvo prieš tai. Aš tikiuosi, kad geresnis. Bet jeigu padaryti išvadą dėl garso, tai viskas labai paprasta. Pas mane mikrofonas, kuris buvo vat, prieš tai, jis yra nepigus. Pas draugelį už orą ir garsas tiesiog idealus. Tai čia visa problema pačiame šalme. Nes pas mane, ką žinau, sąlyginai prastoka turbūt garso izoliacija, tai dėl to jūs labai girdit tą vėją ir silpnai girdit mane. O pas draugelį šalmas trigubai brangesnis, šoja lygtais vadinasi, pas mane Scorpion. Na tai pas jį ten beveik kaip lėktuvė, nieko nesigirdi. Tai va, o pas mane ne kaip lėktuvė, o pas mane labai ten garsiai. Dėl to aš vakar važiavau į Zakopanę kelionę ilgesnę, tai pasiėmiau ausinės ir AirPodsus į ausis ir pusę velnio dar. Nes kitaip ausis galva žiauriai pavarkno nuo triukšmo. Karšta motociklai, labai karšta. Nu bet ko tikėtis, kamščiuose stovim, nu kaip kamščiuose, mažais greičiais važiuojam, plus dar karšta lauke. Oi, hebrytė, pasaka tai prasivažiuot. Oras tai tiesiog neapsakomas. Op, žalias. Važiuojam. Nu va, spėsim ir mes. Čia kažkur yra duobytė, labai didelė ir aš nuolat į ją pataikau. Op, atvažiavom. Nu ką, mes pralysim ar nepralysim? Turbūt pralysim. Policijantai stovi. Labdien. Oi, kaip karšta. Su uždarytu šalmu karštoka. Bet uždarinėjau, kad jums geras garsas būtų. Nu, bet atvarysiu namo, pasižiūrėsiu, kaip ten garsas galbūt bus geresnis. Pasižiūrėjai mane taip, tai perdodu linkėjimus policijai, kas nevažiavo, jeigu matysit blogą. Oho, kiek ten atrakcijų prie Balto tilto vaikams. Nieko savo, net nematęs, šiandien buvau ten, bet nemačiau. Neblogai. Opa, žalias.
Ką, gal pasuksim čia, dešinę? Uždarytas kelias, su kas nevyksta? Na, prasivažiuosim, pažiūrėsim, kas čia. O, tai Chebrytė šiandien mieste. Matau, kad yra veiklos. Tikrai yra veiklos. Tai ką, šiandien mes, reiškias, lėksim į centrą. Nes vis tiek buvom suplanavę. Tai va, čia matau ir judesiukas centriukė yra, tai ir ten galima pasivaikščiot. Nu, čia mes pravažiuosim, turbūt kad pravažiuosim. Opapa. O ką jūs, chebra, savaitgalį parašykit irgi komentaruose. Ką jūs veikiat savaitgaliais. Nes pas mane Chebrytė tai labai standartiški tie savaitgaliai. Kiekvieną šeštadienį pirtelę ir vieną dieną kitom veiklom. Bet dažniausiai chill. Nieko įspūdingo. Up. Kaip laksto. Ir čia uždarytas kelias, o dieve tu mano. Nors, neuždarytas. Pravažiuosi. Aš galvoju, kaip aš namo pataikysiu. Oi. O čia praeitais metais mano trasa su riedučiais iki Vingio parko. Tiesiai čia. Keliukas, super. Nu jo, šiandien kaista motoriukas. Aš net nematęs, kad taip dažnai jis kaistų iki 100. Karšta šiandien, karšta. Beje, jau ir Rida artėja prie 25 tūkstančių, eina savo. Jau apie 7 prisukau. O, koks zuikis gražus buvo, nežinau ar matėt, bet zuikis labai gražus. O čia mes pasuksim dešinėn, blemba, koks čia asfaltas baisus. O, čia galima su mocais labai gerai. Nu, ir bus žalias. Stovim. A, neišstovėjau. Nu ir ką, Chebrytė, aš jau labai patenkintas, man užteko, mane užteko. Prasivažiuot daug nereikia. Oi, kaip čia siaurai. Nu, čia tai tikrai nepralysiu. Pastovėsim čia. Žalias, turim spėt. Ir vėl raudonas, nu kiekgi galima. Šviesoforas po šviesoforo, vienas po kito. Nu. Na viskas, dabar mūsų nieks nestabdo.
Aš žiauriai žvengsiu, jeigu dabar grįšiu namo ir nebus vėl garso. Tada jau būsiu piktas tikrai. Būsiu piktas. O, panašus labai čia čioperis stovi, kurį aš noriu išnuomot. Tik čia, aišku, ne Kawasaki, bet labai panašus į tą, kurį aš noriu išsinuomot. Vulcan 6PM lygtais, kažkas tokio. Galit pagooglint. Atrodo visai neblogai. Nėra ten super daug greičių, bet man jo ir nereikia. Svarbu būtų patogu pakeliauti po Kiprą. Tas Bemsas tik dabar išvažiavo, wow. Jinai sėdėjo mašinoj, kaip aš išvažinėjau. Šokas. Op. O, kaip čia šalta parkinge. Opa. Bemsas stovi, viskas, jau nebeapsisuksiu. Gerai, tai chebra, ačiū, kad pasižiūrėjote iki galo. Subscribinam kanalą, uždedam laiką ir iki greito. Iki.